Sveiki, brangus draugai. Su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Pirmasis Izraelio teisėjas po Jozuės mirties buvo Otnielis. Jo istorijoje randame aprašytą Teisėjų knygos 3 skyriuje, nuo 1 eilutės. Štai tautos, kurias Viešpats paliko, kad išbandytų jomis Izraelį, visus tuos, kurie nebuvo išgyvenę jokio karo Kanaane. Įdan patirtų karą būsimus izraelitų kartos, vien tos, kurios ankstesnių karų nebuvo patyrusios. 5 filistinų valdovai, visi kananiečiai, sidoniečiai ir hivai, gyvenę Libano kalnuose nuo Baal Hermono iki pat Lebo Hamato. Jos buvo priemonė išbandyti Izraelį ir sužinoti, ar jie paklus Viešpaties įsakymams, kuriuos jis davė jų protėviams per Mozę. Taigi izraelitai įsikūrė tarp kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių. Jie vedė jų dukteris ir leido savo dukteris už jų sūnų, ir jų dievus jie garbino. Izraelitai darė, kas nedora Viešpatės akise, užmiršdami Viešpatį savo dievą ir garbindami Baalus ir Ašeras. Todėl Viešpats užsidegė pykčio ant Izraelio ir atidavė jos į Aram Naharimų karaliaus Kušan Rišataimo rankas. Izraelitai buvo pavaldus Kušan Rišataimui 8 metus. Bet izraelitai šaukėsi Viešpaties ir Viešpats pažadino izraelitams išvaduoti gelbėtoją Otnielį, Kalebo jaunesniojo brolio Kenazo sūnų. Ant jo nužengė Viešpaties dvasia, jis tapo Izraelio teisėju ir išėjo į karo žygį. Viešpats atidavė Aramo karalių Kušan Rišataimą jam į rankas. Jam nugalėjus Kušan Rišataimą, kraštas 40 metų turėjo ramybę. Iš kur jis? Ir ką mes žinome apie jį? Jošuos laikais Otnielis pradėjo garsėti. Jozuės knygoje 15 skyriuje yra parašyta: Kalebas paskelbė, kas puls ir užims Kirjat Sefarą, tam duosiu savo dukterį Achsa žmoną. Kalebo brolio Kenazo sūnus Otnielis jį užėmė ir Kalebas davė jam savo dukterį žmoną. Otnielis, Kezano sūnus, buvo kilęs iš Judo giminės. Jis buvo Kalebo giminaitis ir jau parodė savo drąsą užimdamas Kirjat Sefarą, kuris priklausė kananiečiams. Dėl savo narsumo, drąsos, jau turimo patyrimo kariniuose veiksmuose, o svarbiausia, dėl Dievo vedimo ir pasitikėjimo jo vedimu, Otnielis buvo tinkamas būti pirmoju teisėju ir įkvėpti Dievo žmonės vesti sėkmingai juos į kovą su engėjais. Netrukus po to, kai Izraelis įsikūrė Kanaane, jų tikėjimo grynumas pradėjo, jeigu taip galima pasakyti, gadintis, mažėti, įgauti priemaišų, ir ramybė pradėjo trauktis nuo jų. Tačiau reikia pripažinti, kad vargas verčia šauktis Dievo, kuris anksčiau vargu ar jiems buvo reikalingas, kada jie pradėjo sekti kitais dievais. Vargas ir priespauda privertė juos pradėti su Dievu kalbėtis, ieškoti jo. Ir Dievas gailestingai grįžo pas juos ir atnešė išlaisvinimą. Viešpaties dvasia nužengė ant Otnielio. Nužengusi dvasia padarė jį tinkamą tarnybai. Ir pirmiausia, jis tapo Izraelio teisėju. Ir tik po to išėjo į karo žygį. Brangus draugai, tegul pirmiausia būna nugalima nuodėmė namuose. Tas vas blogiausias priešas, kuris yra arčiausiai. Tada su kitais mūsų priešais mums bus lengviau susidoroti, lengviau kovoti. Petras ragina mus: būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas, ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu. Brangus draugai, tegul Kristus būna mūsų teisėjas ir įstatymų leidėjas. Tada jis mus išgelbės. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.